Sveiki, dabar esame Kudirkos aikštėje ir priešais mane iš karto yra Studio 9. Man daug kas gyrė jų mėsainį. O, valgai. O, labas. Ime. Dabar kiek čia yra žinau. Gerai. Su prezidentu buvome Studio 9. Prezidentas valgo varškėtukus. O aš pasiėmiau burgerį, mėsainį, su kapota jautiena. Kainavo 21 lituką. Papildomai galima pasiimti šoninės ir galima pasiimti sūrio. Gavome padažo, gavome bulvyčių. Nu, tokius. Kas mane sužavėjo, kad galima labai daug visko. Beveik galima nusiprausti. Bet esmė yra sumuštinis. Mėsainis. Na. Į jūsų sveikatą, prezidentė. O. Mėsainį paėmėm vidutiniškai keptą, kaip jie rekomenduoja. Ir dabar vat, šituo kąsniu aš prarijau tik tais mėsą ir bulką. Taip, kad dar negaliu pasakyti, kokį skonį. Gerai, mano dar. Ką tu suprasit, mėsos nevalgai. Mėsa sultinga. Iš tikrųjų visas šitas mėsainis yra mėsa ir šiek tiek kažko kitko. Mėsa gera. Aš jaučiuosi pasimetęs. Žinot ką? 2. Varškėčiai 2. Tik 2 liko? Iš vis 2, jeigu iš 10 balų. Čia vertinimai. Bėgant už saldus, blemo. Saldus. Įsikeikite. Saldus. Gerai. Tokiu atveju subalansuoti gerbiamo prezidento pareiškimą. Drįstu teigti, kad šitas mėsainis yra vertas gerai 10 balų. 10 balų, nes jis skanus. Tikrai skanus. Jis labai geras. Jis labai geras. Ta prasme, tu prarandi, kad nevalgai mėsos. Tu nemėti valgai varškėčių. Tavo varškėčiai dvejeto verti. Taip. Nu, saldus